Labadiena, futbolo gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Gargždų miesto stadiono. Čia A lyga, čia 35-asis turas ir čia jau visai netrukus Banga prieš Vilniaus Žalgirį. Čia pirmasis pavojingas epizodas. Čia pavojinga. Tačiau ataka tęsiasi. Komolovas į baudos aikštelę. Ten Leliuga ir nepavyksta uždaryti dabar šio perdavimo Kamilui Bilinskiui. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Vartininkas klysta. Na, paskui šiaip netaip tą klaidą ištaiso. Čia klysta Freidgeimas ir Tomas Salamonavičius. Pats šauna ir skrieja kamuolys šalia virpsta. Lys perdavimas geras ir 1-0. Ir spėkite kas, Georgas Freidgeimas pakišo galvą ir siunčia kamuolį 27 minutę į Bangos komandos vartų tinklą. Puikus įvartis, gražus įvartis. Bravo ir Mantui Kukliui, jis idealiai atliko šį standartą. Čia vėl Juchno, priema kamuolį, koks jo perdavimas ir paskui daužomi yra dievų namo langai. Čia Juchno. Juchno perdavimas labai geras ir bus ar ne. Griūna baudos aikštelėje ir baudinys. 11 metrų baudinys po Juchno perdavimo. Ir prie kamuolio Evaldas Grigaitis. Būtent jis atliks šį baudinį. Smūgis ir 1-1. Banga grįžta į žaidimą. 63 minutė. Ir kas dedasi Gargžduose, žmonės, jūs nepatikėsite. Jūs nepatikėsite, atmosfera fantastiška. Čergišvilis į baudos aikštelę, ten! Ojoj, šalia vartų visai skrieja kamuolys. O čia, kuo viskas baigsis? Smūgis ir ojojoj! Vos Žalgiris neprisidaro labai didelių bėdų. Grigaitis arčiau vartų. Tai buvo veikiausiai smūgis. O čia raudona kortelė gali būti parodyta už šį epizodą. Ar geltona? Nutraukta pavojinga ataka. Tai yra antroji geltona kortelė Aleksandrui Ivanauskui. Jis yra pašalinamas iš aikštės, be jokios abejonės ir teisėjas mano akimis yra visiškai teisus, nes tai buvo greita pavojinga ataka. Ir paprasčiausiai. O čia adios amigos Peričiui. O vaikyti, kas darosi Gargžduose. Ulele. Va taip, o komandos praranda po vieną futbolininką. Čia dešinioji kraštų ataka Komolovas. Jis greitesnis. Aplenkė varžovą. Ir toliau su kamuoliu Komolovas. Ko viskas pasibaigs, reikia smūgio, Radavičius virš vartų. Staponka į kitą kraštą, protingas sprendimas. O dabar galima smūgiuoti ir iš toli. Smūgis ir Vitkauskas. Gelbsti savo komandą, tai buvo pavojinga. Komolovas baudos aikštelėje ir šiaip netai Banga apsigina. Ir baigėsi šios rungtynės. 1-1, Žalgiris dar ne čempionas. Atlanto šansai padidėja.